tūkstančių balsų, o jo konkurentas Vytautas Landsbergis 4,5 tūkstančio. Landsbergiui netikėtai geriausiai sekėsi didmiesčiuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje, o Kubiliui provincijoje Šiauliuose ir Alytuje. Rinkimuose dalyvavo 57 procentai partijos narių. Konservatorių lyderių perrinktas Kubilius dėkojo Landsbergiui už išryškintas problemas. Tuo metu Landsbergis irgi sako pasiekęs tikslą išjudinęs sąstingį konservatorių partijoje. Politologų manymų, nors Landsbergio autoritetas partijoje tebėra didžiulis, laimėti rinkimus Kubiliui padėjo jo pastarųjų metų įdirbis ir didelė įtaka partijos struktūrose. Partijos pirmininko rinkimų rezultatus konservatoriai dar tvirtins gegužę vyksiančiame partijos suvažiavime. Kubilius konservatorių partijai vadovauja nuo 2003. Teisingumo ministras Juozas Bernatonis sako nesuprantantis savaitgalį prie Seimo protestavusių intelektualų pasipiktinimo dėl neva Lenkams teikiamų privilegijų. Specialistų išvadas dėl asmenvardžių rašymo asmens dokumentuose nelietuviškais rašmenimis ministras žada pristatyti kitą savaitę. Pasak ministro, pavardžių rašybos klausimą siekiama išspręsti ne dėl Lenkų, o pirmiausia dėl pačių lietuvių patiriamų problemų. Keli šimtai protestuotojų savaitgalį piktinosi įvairiomis Lietuvos Lenkų tautiniai mažumai teikiamomis nuolaidomis. Planais leisti dokumentuose rašyti asmenvardžius nelietuviškai palengvintų lietuvių kalbos egzaminų. Valdantiesiems priekaištauta, esą šie nusileidžia Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos reikalavimams ir taip pamina daugumos teisės. Tačiau politikai teigia nesuprantantys protestuotojų pareiškimų. Dar prieš kelis mėnesius Seimo vicepirmininkas Gediminas Kirkilas yra pareiškęs, kad Seimas pavardžių rašymo nelietuviškais rašmenimis projektą galėtų įteisinti dar balandį, bet pagalbos kreiptas į Teisingumo ministerijos teisininkus. Pats Kirkilas įsitikinęs, kad pavardžių rašymas originaliais rašmenimis teisinis sprendimas niekaip nesusijęs su lietuvių kalba. Mįslingai dingusios Drąsos kelio partijos frakcijos narės Neringos Venckienės politiniai bendražygiai spėja, ji yra išvykusi į JAV ir glaudžiasi pas savo giminės. Pasak jų, nuo teisėsaugos besislapstanti neseniai politikė tapusi buvusi teisėja užsienyje greičiausiai prašysis politinio prieglobsčio. Tuo metu prokurorai, nors oficialios paieškos dar nepaskelbė, jau paprašė policijos, kad šis surastų dingusią Seimo narę. Viešuoju transportu, pavyzdžiui, lėktuvu išvykusį asmenį galima greitai susekti. Jeigu žmogus spruko automobiliu, kreipiamasi į Europos arba tarptautinės žvalgybos institucijas, tada procesas užsitęstų. Jeigu parlamentarė netikėtai pasirodytų Lietuvoje, prokurorai žada jos nebeišleisti. Pabėgėlių klausimais konsultuojančių advokatų manymų, demokratinės šalys Venckienei suteikti prieglobsčio neturi pagrindo. Kad Venckienei gauti politinį prieglobstį JAV būtų itin sudėtingai įsitikinę ir politologai. Pagal JAV ir Lietuvos ekstradicijos sutartį viena šalis kitai jos piliečius gali išduoti jai už žmogaus padarytus nusikaltimus abiejose valstybėse yra baudžiama didesnė kaip 1 metų laisvės atėmimo bausme. Už Venckienei inkriminuojamus nusikaltimus numatoma didžiausia bausmė – laisvės atėmimas iki 5 metų, todėl JAV lietuvių įsitikinimu to visiškai užtektų, kad ji būtų išduota ir su antrankiais parskraidinta į Lietuvą. Vyriausybėje šiandien pristatyti mokesčių darbo grupės pasiūlymai dėl mokesčių pakeitimo. Siūloma mažinti darbo mokesčius, bet apmokestinti indėlius. Siūloma nustatyti sodros lubas ir didinti neapmokestinamų pajamų dydį. Valstybei tai turėtų kainuoti apie 1 milijardą litų. Tai kompensuoti žadama apmokestinant palūkanas. Siūloma, kad palūkanų mokesčio tarifas turėtų būti mažesnis nei gyventojų pajamų mokesčių. Apie 50–70 procentų nuo GPM. Numatyta, kad apmokestinimas turėtų paliesti indėlių didesnių nei 10 000 litų palūkanas. Šiuo metu GPM Lietuvoje sudaro 15 procentų. Dėl siūlomų mokesčių pakeitimų GPM tarifas turėtų padidėti iki 19–20 procentų. Prie to prisidėtų ir planai dabar mokamą darbdavio sodros dalį perkelti darbuotojų atlyginimą ant popieriaus. Bazinę pensiją siūloma perkelti į valstybės biudžetą. Esą tai darbuotojams išskaidrintų sistemą. Jokių mokestinių lengvatų jokiems maisto produktams kol kas nenumatoma. Vienintelė nauja lengvata, kuris svarstoma, tai PVM lengvata viešbučiams. Ekspertai naujose siūlymuose įžvelgia grėsmių. Pasak jų, apmokestinus palūkanas nukentėtų investicijų lygis, nuo kurio priklauso ir darbo užmokestis. Ne visi specialistai pritarė ir planams gyventojų pajamų mokestį vėl apjungti su privalomuoju sveikatos draudimu.